Sveiki visi, aš esu Agnė ir šiandien kviečiu jūs visus leistis kartu su manimi į ekskursiją po Apulijos sostinę Barį. Šioje ekskursijoje noriu papasakoti apie dvi svarbias moteris Barį miestui ir Apulijoje, kurios šį miestą savo laiku iš esmės pakeitė savo sprendimais bei dideliais darbais. Tad kasgi šios moteris? Viena iš jų tai jau mums žinoma Bona Sforza, kuri buvo ne tik Lenkijos ir mūsų Lietuvos valdovė, bet ir šio miesto kunigaikštienė. Šį titulą ji paveldėjo iš savo motinos Izabelės Aragonietės, kuriai Barį kunigaikštystę kaip kraitį suteikė jos tėvas, Neapolio karalius Alfonsas II. Ekskursijos metu išsiaiškinsime, kokį visgi palikimą jos paliko Barį miestui ir kodėl jų atminimas čia gyvas iki šiol. Vesiu jūs maršrutu nuo metinės prekybos aikštės per svarbiausias Bonos Sforzos gyvenimo vietas, o tai yra pasivaikščiosime aplink Kastelo Svero pilį, kur Bona augo nuo mažens iki santuokos su Žygimantu Senuoju ir kur galiausiai praleido paskutinius savo gyvenimo metus, grįžęs iš Lenkijos po savo vyro mirties. Taip pat praeisime pro San Sabino katedrą bei aplankysime Švento Mikalojaus baziliką, kurioje ji ir yra palaidota. Kaip jau minėjau, šią ekskursiją pradedame nuo istorinės aikštės Bario senamiestyje Piazza Mercantile, kuri nuo 15 amžiaus vidurio buvo miesto valdžios ir svarbių įstaigų centras. Tai buvo pati miesto širdis. Čia noriu atkreipti jūsų dėmesį į Palazzo delle Dogane pastatą. Šiuo metu tai finansinės policijos būstinė, bet anksčiau čia buvo muitinės rūmai, kuriuos tik atvykus į Barį savo įsakymu rekonstravo Bonos Sforzos mama. Ant jo fasado virš įėjimo portalo iki šiol matomas herbas su Sforzų, Viskonti ir Aragonų šeimų simboliais, kurių dinastijai ir priklausė šios moteris. Ten toliau stovi miesto gėdos stulpas, kolona infame, prie kurio dar grįšime. O dabar pasuksime į vieną iš senamiesčio skersgatvių, Strada Palazzo di Città. Kadaise tai buvo pagrindinė ir plačiausia tuometinio Barį gatvė, net su dvipusiu karietų eismu. Čia steptelėsiu prie Šventos Onos bažnyčios, Chiesa di Sant'Anna. Sakoma, kad čia palaidota Jėzaus Kristaus močiutė. Nors aš tokių informacijos šaltinių neradau, vis tiek noriu atkreipti dėmesį į šią bažnytėlę, kurią taip pat restauravo Bonos Sforzos mama Izabelė, tik atvykusi į Barį, ir kurią, kaip sakoma, atlydėjo gausi Milano bendruomenė. Tad ir bažnyčia buvo paskirta Milano globėjui Šventam Ambrozijui. Tai liudija ir virš įėjimo darvos įžiūrimas lotyniškas užrašas, kuriame rašoma: Milaniečiai pastatė šią šventovę Šventajam Ambrozijui mūsų viešpatės 1518 metais. Savo tolimesnį pasakojimą noriu pratęsti būtent apie Bonos Sforzos mamą, Izabelę Aragonietę. Bonos gyvenime ji buvo labai svarbi, darė jį didžiulę įtaką ir žinant Izabelės istoriją yra daug aiškiau ir lengviau suprasti, kodėl ir kaip ji nulėmė dukros Bonos tolimesnį gyvenimą, kuriame Bona tapo tokia reikšminga figūra Europos politikoje. Įspūdingoji Izabelė Aragonietė, Neapolio ir Rosano princesė, Barį kunigaikštienė. Ji buvo pirmoji moteris valdžiusi Barį. Kai kurie netgi teigia, kad ji galėjo būti paslaptingoji Leonardo da Vinci Mona Lisa. Bet kas iš tiesų buvo ši kilminga dama? Izabelė gimė 1470 metais Neapolio karalystėje. Ji Neapolio karaliaus Alfonso II ir milanietės Ipolitos Marijos Sforzos dukra. Ji buvo auklėjama žymių Neapolio humanistų, kaip ir dera princesė. Sulaukusi 18 metų, ji ištekėjo už savo pusbrolio Gian Galeazzo Marijos Sforzo, Milano kunigaikščio, kuris skaitėsi vienas perspektyviausių Sforzos šeimos atstovų. Izabelės Aragonietės kraitis apėmė Barį ir Rosano kunigaikštystės, kurios buvo svarbios jos statusui ir turtams pietų Italijoje. Tačiau atvykus į Milaną, ji patyrė dvi nemalonės staigmenas. Gian Galeazzo buvo silpnos sveikatos ir trapaus charakterio, visiškai nepasiruošęs valdžios reikalams, kurio politinė valia buvo itin menka, o tuo besinaudojantis jo dėdė, Liudvikas Juodasis, faktiškai valdė kunigaikštystę vietoj jo Izabelės vyro. Izabelė sunkiai pakentė žeminančią vyro padėtį, tai visiškai prieštaravo tam, kam buvo ruošiama pati Izabelė – būti valdove. Todėl jautė vis didesnį nepasitenkinimą, kuris virto atvirų priešiškumų Liudvikui Juodajam. Nepaisant to ir laiku bėgant, Izabelė su savo vyru susilaukė 4 vaikų – sūnaus ir 3 mergaičių, kuri dėja viena iš jų mirė ankstyvame amžiuje. Čia praeinamas palazzo, kuriame gyveno Bonos Sforzos gydytojas, bet ne tas, kuris tariamai ją nunuodijo. Virš palazzo yra užrašas Post tenebras spero aurora madvenire. Tikiuosi, kad po tamsos ateis aušra. Taigi, pati Bona Sforza gimė 1494 metais vasario 2 dieną, netoli Milano esančioje Vidževano pilyje, šiaurinėje Italijos dalyje. Bonos vaikystė buvo labai liūdna ir sunki. Jos tėvas, teisėtas Milano sosto įpėdinis, mirė vos po 8 mėnesių nuo jos gimimo. Tikėtina, kad buvo nunuodytas to paties dėdės Liudviko Juodojo, kuris po šio įvykio galutinai užgrobė valdžią ir pasiskelbė Milano kunigaikščiu.
Tačiau bijodamas Bonos Sforcos brolio, Francesco Marija, tikrojo teisėto įpėdinio, Liudvikas uždarė Bonos motiną Izabelę ir jos dukras į nuošalės Milano pilis, faktiškai paversdamas jas kalinėmis, o patį Izabelės sūnų Francesco Mariją ištrėmė į Prancūziją, kur šis tapo įkaitu, jo likimas liko neaiškus. 1500 metų vasarį Izabelė galutinai netekusi vilties susigrąžinti sūnų, nei juo labiau jam priklausančio sosto, kartu su dukromis ir ištikima palyda paliko Milaną ir išvyko į Neapolį. Šį pažeminimą Bonos ir Izabelės šeima prisiminė ilgus dešimtmečius ir niekada nesusitaikė su valdžios praradimu. Ir būtent tik dėl šios priežasties mainais už pasisavintą valdžią Liudvikas gan lengvai atidavė Izabelei jos turėtą kraitį, Bari kunigaikštystę, kuri jau kurį laiką pilnai priklausė Sforcams. Bet negana viso to, sugrįžusiai į Neapolį Izabelei miršta jos mažametė dukra, Bonos Sforcos sesuo Ipolita. Ir iš 4 vaikų Izabelei lieka tik vienintelė Bona, su kuria vėliau ir išvyksta į Barį. Kunigaikštienė Izabelė ir mažoji Bona atvyko į Barį 1501 metais ir iš karto buvo palydėtos į pilį, kuri joms pasirodė kaip griežta tvirtovė, Normanų epochos statinys, pastatytas virš bizantiečių gyvenvietės pamatų. Prieš Sforcų dinastiją pilyje buvo apsistoję tokie valdovai kaip Rudžeras II, Guljelmas Blogasis, Guljelmas Gerasis, Friedrichas II, Švabų dinastijos atstovas, taip pat Anžujai ir Aragoniečiai. Netrukus Izabelė pavertė pilį iš karinės tvirtovės į elegantišką renesansinę rezidenciją, išpuoštą išskirtinio humanistinio meno. Izabelė paaukštino pagrindinius bokštus, sustiprino gynybinės sienas ir įrengė smailius bastionus, kad būtų lengviau gintis. Ji įsakė įrengti 2 patrankų ugnies linijas ir išplėsti griovį aplink visą pilį. Bona Sforca, augusi šioje pilyje, buvo auklėjama motinos Izabelės pagal visas to meto renesanso normas, kaip kažkada buvo auklėjama ir ji pati. Izabelė pasirūpino, kad dukrą mokytų iškilus humanistai ir pedagogai, kad Bona būtų tinkamai paruošta ne tik kilmingai santuokai, atitinkančiai jos rangą, bet ir valdžiai. Bona buvo laikoma viena geidžiamiausių nuotakų visoje Europoje, tačiau Izabelė neskubėjo atiduoti dukters už bet kurio pretendento. Ji gerai žinojo, ką reiškia būti atsidūrusiai šešėlyje, kaip nutiko jai pačiai Milane, ir norėjo Bonai kitokio likimo, tokio, kuriame ji galėtų realizuoti savo protą, išsilavinimą ir politinį potencialą. Todėl santuoka su Lietuvos kunigaikščiu ir Lenkijos karaliumi Žygimantu Senuoju buvo ne tik strateginis žingsnis, bet ir išpildyta motinos viltis, kad Bona taps ne šešėlėje stovinčia žmona, o aktyviai ir įtakinga valdovė. Ši santuoka 1518 metais buvo tikras diplomatinis šedevras, užtikrinęs sostą jos palikuonėms, o jos valdymo metu tiek Baris, tiek Lenkija ir Lietuvos kunigaikštystė patyrė didžiausią klestėjimo laikotarpį. Izabelė mirė 1524 metais, o ją pakeitė Bona Sforca, vienintelė jos dukra sulaukusi pilnametystės. Bonai valdant, Bari pilyje tęsėsi tvirtinimo ir puošybos darbai, net ir po Izabelės mirties. Pilis tapo neatsiejama miesto gynybos sistemos dalimi kartu su miesto vartais, gynybinė siena ir 4 fortais - Švento Antano, Vėjo bokštų, Švento Skolastikos ir Švento Dominyko. Karalienė Bona pilyje įrengė ir koplyčią, skirtą Šventajam Stanislovui, Lenkijos globėjui, ir atnaujino 2 sparnus, ant kurių viršutinės dalies buvo galima įžiūrėti užrašą, kurį liepė įamžinti ant tvirtovės sienos Bona Sforca. Šis užrašas, užrašytas lotynų kalba, skelbė: Bona Sforca Aragonietė, Lenkijos karalienė, Lietuvos didžioji kunigaikštienė, Milano ir Bari kunigaikštienė, Rosano princesė, Rusijos, Prūsijos, Mazovijos, Žemaitijos valdovė šią tvirtovę pastatė ir atstatė savo šeimos garbei 1554 viešpatės metais. Deja, šio užrašo didžioji dalis buvo sunaikinta per restauravimo darbus, vykusius dar visai ne taip senai 1970-aisiais. Tačiau, kaip istorikai sako, šis įrašas tai ne tik architektūrinis akcentas, bet ir Bonos Sforcos vizitinė kortelė. Jame ne tik išvardėjami visi jos titulai, bet ir deklaruojama jos galia. Pavyzdžiui, ji pasivadina ne tik Barbė Lietuvos didžiąją kunigaikštienę, bet ir Milano kunigaikštienę. Ir tai buvo gan drąsu, nes Bona niekada realiai neturėjo Milano kunigaikštienės titulo, bet ji laikė save teisėtą paveldėtoją tiek dėl savo motinos Izabelės Aragonietės, tiek dėl tėvo Džangaleaco Sforcos kilmės ir giminystės ryšių su Milano valdžia. Po šio lotyniškų įrašų buvo karalienės Bonos apartamentų langai. Šiuo metu jie yra tušti, tačiau pilies archeologinių tyrimų metu rasti keramikos ir stiklo dirbiniai padėjo atkurti, kaip atrodė šių apartamentų dekoras ir apstatymas. Pilies inventoriuose minimi prabangus juvelyriniai dirbiniai, persiški kilimai ir gobelenai rodo, kad apartamentų interjeras buvo itin ištaigingas. Šie radiniai liudija ir apie Bonos Sforcos prabangą ir dosnumą. Pavyzdžiui, kai gimė jos sūnus Žygimantas Augustas, Bona dovanojo brangių dovanų Švento Mikalojaus bazilikai. Po ilgo gyvenimo Lenkijoje, kur ji tapo viena įtakingiausių renesanso moterų Europoje, Bona Sforca grįžo į Barį 1556 metais, jau būdama našlė. Ji paskutinius savo gyvenimo metus praleido čia, Svevo pilyje, kur kadaise augo kaip vaikas ir jauna mergina. Deja, jos gyvenimas čia baigėsi tragiškai.
1557 metais jos mirtis buvo netikėta ir yra spėjimų, kad ji galėjo būti nunuodyta, galimai jos pačios tarnų ir sekretoriaus Gian Lorenzo Papacoda, veikusio Ispanijos karaliaus Filipo II interesais, kuriam ji buvo paskolinusi nemažą pinigų sumą. Po mirties kilo ginčiai dėl jos turto, nes buvo surašytas suklastotas testamentas, kuriuo ji esą atiduoda savo valdas Ispanijos karaliui Filipui II. Tačiau Bona buvo parašiusi kitą testamentą savo sūnaus naudai. Deja, Augustui šio testamento teisėtumą įrodyti nepavyko. Dabar mes priėjome Šventojo Sabino Bari katedrą, kur iš pat pradžių joje ir buvo palaidota Bona Sforza. Tačiau po didelio gaisro, kuris smarkiai apgadino šią katedrą, jos palaikai buvo perkelti į Švento Mikalojaus baziliką, kur ir yra saugomi iki šiol. Šio Italijos regiono Apulijos pavadinimo kilmė siejama su įdomia legenda, kuri teigia, kad žodis Apulija kilo iš graikų kalbos žodžio apolis, reiškiančio be vandens. Ši legenda iš tikrųjų atspindi regiono gamtinės sąlygas. Apulijos žemė yra labai akmenuota, sudaryta daugiausiai iš kalkakmenio, kuris yra mažai pralaidus vandeniui. Dėl šios savybės dirvožemyje sunku išgauti paviršinius vandens šaltinius. Šis regionas taip pat neturi didelių upių ar ežerų, o gruntiniai vandenys randasi labai giliai po žeme, todėl jos pasiekti ir panaudoti tais laikais buvo labai sudėtinga užduotis. Būtent dėl šių gamtinių apribojimų Apulijos gyventojai dažnai kentė nuo vandens trūkumo, ypač sausros metu. Todėl valdovės Izabelė Aragonietė ir jos dukra Bona Sforza ėmėsi svarbių ir novatoriškų veiksmų, siekdamas pagerinti vietos gyventojų gyvenimo sąlygas ir spręsti vandens tiekimo problemas. Nors Bona tuo metu gyveno toli nuo savo Bari kunigaikštystės Lenkijoje, ji vis tiek aktyviai rūpinosi savo pietų Italijos valdomis. Siekdama motinos Izabelės pavyzdžių, Bona inicijavo vandens infrastruktūros gerinimą Bari mieste, įrengdama naujus šulinius, kurie ženkliai pagerino miestiečių gyvenimo kokybę. Yra žinoma, kad Bona Sforza pastatė bent 4 svarbius šulinius. Vieną iš jų prie San Domeniko bažnyčios, o kitą štai čia už šios San Sabino katedros, kuris išliko iki mūsų dienų ir yra prieinamas Bari senamiestyje. Šulinys veikia iki 20 amžiaus vidurio ir ant jo buvo įrašytas lotyniškas užrašas, kuris kvietė vargšus nemokamai gerti vandenį. Užrašas skelbė: ateikite vargšai su džiaugsmu ir be pinigų gerkite vandenį, kurį jums suteikė Bona, Lenkijos karalienė. Šie šuliniai nebuvo skirti vien tik gyventojų gerovei ir higienos gerinimui. Bona Sforza labai gerai suprato ir strateginę vandens svarbą, nes čia dažnai atvykstantis piligrimai, neradę vandens Bari mieste, dažnai iškeliaudavo toliau, o tai sumažindavo piligrimų srautus, prekybos apimtis ir ekonominę naudą miestui. Todėl vandens tiekimas tapo ne tik išgyvenimo, bet ir miestų klestėjimo pagrindu. O tuo pačiu metu daugelį kitų pietų Italijos miestų tokios panašios infrastruktūros dar net nebuvo. Vanduo dažnai būdavo gaunamas iš bendrų šulinių už miesto ribų arba renkamas lietaus vanduo nuo stogų į cisternas. Tokios sąlygos reiškia, kad gyventojams trūko patikimo ir patogaus vandens šaltinio. Būtent todėl Bona Sforzos sprendimai įrengti šulinius Bari mieste buvo novatoriški ir labai reikšmingi regiono gyventojų gyvenimo kokybei bei miesto ekonomikai. Šie veiksmai atspindėjo ne tik Bonos rūpestį savo valdų gerovę, bet ir jos gebėjimą įgyvendinti praktinius sprendimus sudėtingomis gamtinėmis sąlygomis. Dėl to Bari miestas tapo pavyzdžiu kitiems regiono miestams, kaip galima efektyviai spręsti vandens trūkumo problemas ir pagerinti miestiečių gyvenimą net ir sudėtingoje aplinkoje. Pakeliui einant link Švento Mikalojaus bazilikos, noriu papasakoti apie tai, ką dar nuveikė šios dvi neeilinės moteris – Izabelė Aragonietė ir jos dukra Bona Sforza. Jų indėlis į Bari miestą buvo kur kas daugiau nei tik architektūriniai ar politiniai darbai. Jis tikrai buvo labai humanistiškas ir orientuotas į gyventojų gerovę bei miesto klestėjimą. Pirmiausia, Izabelė Aragonietė, ji ne tik rūpinosi pilies atnaujinimu ir miesto gynybos stiprinimu, bet ir aktyviai skatino prekybą. Izabelė praplėtė prekybos privilegijas, kurios iš pradžių buvo skirtos tik milaniečių prekybininkams. Ji leido prekiauti ir prekybininkams iš kitų miestų. Tai yra neapsiribojo vien milaniečiais, bet atvėrė prekybą platesniai pirklių grupiai, kas padėjo Bari tapti labai svarbiu prekybos centru visoje pietų Italijoje. Be to, ji gyvendino daugybę iniciatyvų skirtų pagerinti gyventojų kasdienį gyvenimą. Pavyzdžiui, ji prižiūrėjo viešuosius pareigūnus, kurie nesavivaliautų keisdami ar pakeldami savo paslaugų įkainių, kad šie nepiknaudžiautų valdžia ir veiktų sąžiningai. Taip pat pasirūpino, kad miestiečiai galėtų nemokamai gauti druską iš karališkųjų druskų kasyklų. Tai buvo labai svarbus produktas, be kurio sunkiai įsivaizduojamas maisto gaminimas ir jo konservavimas tais laikais, kai nebūdavo šaldytuvų. Be to, jie atleido valstiečius nuo alyvuogių malimo mokesčio, taip sumažindama jų finansinę naštą ir palengvindama kasdienį gyvenimą.
Izabelė taip pat labai rūpinosi švietimu. Ji skatino viešąjį mokymą, užtikrindama, kad kiekvienas vienuolynas paskirtų bent 2 vienuolius mokyti vietos gyventojus skaitimo, rašymo ir kitų naudingų įgūdžių. Ji išleido dekretą, kuriuo padidino mokytojų atlyginimus, atleido juos nuo mokesčių, suteikė nemokamą apgyvendinimą ir netgi paskyrė po 1 tarną kiekvienam mokytojui, kad šie galėtų pilnai susitelkti į savo darbą. Tai buvo išskirtinis rūpestis švietimu tuo metu, kai daugelį vietovių mokymas buvo ribotas ir prieinamas tik aukštesniesiems sluoksniams. Izabelė taip pat mėgo apsupti save menininkais, poetais ir rašytojais, skatindama kultūrinį gyvenimą savo valdose. Jos laikotarpį Bari mieste buvo išspausdinta pirmoji knyga – Nicola Antonio Carmignano darbas iš 1535 metų, kuris dabar saugomas Bario miesto muziejuje. Tai liudija apie jos indėlį į kultūros sklaidą ir miesto intelektualinį gyvenimą. Be to, Izabelė buvo drąsi moteris, kuri sugebėjo pasipriešinti net savo vyro dėdei Liudvikui Juodajam, kovodama už savo valdų ir šeimos interesus. Jis sėkmingai atgaivino Bario ir kunigaikštystės įvaizdį, organizuodama pilies kultūrinius susibūrimus, kuriuose dalyvavo to meto rašytojai, poetai, muzikantai ir menininkai veikę tiek Neapolyje, tiek Bari. Jos valdymo laikotarpis pasižymėjo ne tik politiniu stabilumu, bet ir kultūriniu atgimimu. Jos dukra Bona Sforza tęsė motinos darbus ir dar labiau išplėtė šį pažangų valdymo modelį. Ji taip pat apsupo save rašytojais ir kultūros žmonėmis, kuriuos paskyrė net savo ministrais, skatindama toliau intelektualinį ir kultūrinį gyvenimą. Bona vykdė žemės reformas, kurios gerino valstiečių gyvenimo sąlygas, gynė miestiečius ginčuose su kaimininiais miestais ir išplėtė muitinės privilegijas užsienio pirkliams. Šios priemonės skatino prekybą ir ekonominį augimą. Jos dėka, įsivaizduokite, Bari mieste įsikūrė net apie 30 naujų įmonių. Bona taip pat ir organizavo viešųjų pareigų veikimą, teisingumo administravimą ir mokesčių sistemą, kuri buvo pagrįsta civilinių, baudžiamųjų ir komercinių bylų pajamomis. Visa tai buvo darimas siekiant padidinti jos valdose ekonominę gerovę ir įgyvendinti viešuosius darbus, niekada nepamirštant vargšų ir reikalingų žmonių poreikių. Jos valdymas pasižymėjo ne tik efektyvumu, bet ir socialiniu teisingumu. Prieš mus atsiveria Švento Mikalojaus bazilikos vaizdas. Tai vienas svarbiausių ir labiausiai gerbiamų šventovių visoje Pietų Italijoje. Ši bazilika ne tik išsiskiria savo architektūrą, bet ir turi gilias istorinės šaknis, kurios siekia XI amžių. Ji buvo pastatyta ir skirta tam, kad saugotų Šventojo Mikalojaus relikvijas. Šventasis Mikalojus – tai gailestingumo, teisingumo, jūreivių, jaunamarčių ir vaikų globėjas, kuris vėliau tapo ir Kalėdų senelio prototipu. Šio šventojo relikvijos čia pateko 1087 metais, kai grupė drąsių Bario jūreivių slaptai išplaukė į Myros miestą Mažojoje Azijoje, tai dabartinė Turkija, kur šventasis buvo palaidotas. Ir sugrįžo į Barį su jo relikvijomis, kurios dabar saugomos šios bazilikos kriptoje. Įdomu tai, kad šiandien vis dar žinomas šių visų jūreivių vardai ir pavardės. Jos yra užrašytos bazilikos archyvuose. Tai retas atvejis, kai tokio senumo legenda turi tikrus įvardintus herojus. Kodėl bariečiai taip siekia gauti šias relikvijas? Nors šventasis Mikalojus buvo be galo garbinamas, bet priežastis buvo ne vien religinė. Bari miesto gyventojai mąstė ir strategiškai. Jie siekė ir mąstė, kaip sustiprinti savo miestą ekonomiškai, ypač konkuruojant su tuo metu galinga Sicilija. Jie labai gerai suprato, kad turint tokias relikvijas miestas taps svarbiu piligrimystės centru, o tai reiškia nuolatinį piligrimų srautą, prekybos augimą, prestižą ir klestėjimą. Tai buvo tarsi viduramžių laikų turizmo ir ekonomikos strategija. Šventa, praktiška ir manau, kad ši strategija pasiteisino labai netgi ir veikia iki šių dienų. Taigi, bariečiai apsimetę pirkliais atvykę į Myrą, surado šventojo kriptą ir, nepaisydami vienuolių prieštaravimams, ją atidarė. Surinkę pagrindinę relikvijų dalį, jie nedelsdami juos išgabeno į Barį. Jei šiandien pasakytum vietiniam, kad jūs bariečiai tiesiog pagrobėt palaikus, jis tik nusišypsotų ir atsakytų: tai nepaprasta vagystė, tai furto sacro, kas reikštų šventa vagystė. Šventojo relikvijos, pasak jų, nebuvo tiesiog paimtos, o išgelbėtos nuo saračėnų, kad būtų saugiai laikomas krikščioniškame mieste ir apsaugotos nuo sunaikinimo. Ši istorija tapo neatsiejama Bari miesto tapatybės dalimi ir bazilika iki šiol yra vienas didžiausių piligrimų traukos centrų visoje Europoje, tiek Romos katalikams, tiek stačiatikiams, nes Švento Mikalojaus asmenybė ir relikvijos yra gerbiamas abiejose religijose. Pati bazilika buvo statyta gan ilgą laiką, nuo 1087 iki 1197 metų ir pasižymi neįprastų kvadratinio plano architektūrinių sprendimų, kuris labiau primena tvirtovę ar pilį nei tradicinę bažnyčią. Jos masyvūs bokštai ir tvirtos sienos liudija apie tuo metu dažnus karinius pavojus, todėl bažnyčia buvo ne tik dvasinis, bet ir gynybinis pastatas.
Viduje bazilika išsiskiria savo romaniško stiliaus interjeru, kuriame išliko vertingi meno kūriniai, tokie kaip XI amžiaus pabaigos vyskupo sostas, mozaikinės grindys kriptoje, kur saugoma Šventojo Mikalojaus relikvijos, ir puošnūs lubų paveikslai, kuriuos nutapė Karolo de Rosa, italų baroko epochos tapytojas, gimęs Apulijoje, Bitonto mieste netoli Bari. Bazilika nekartą buvo restauruota XIII amžiaus pabaigoje, XV ir XVII amžiuose, o XX amžiuje vykusios restauracijos padėjo išsaugoti jos autentiškumą, pašalinant kai kurios barokinius priedus ir atskleidžiant originalų romaninį stilių. Šiandien ji yra ne tik architektūros paminklas, bet ir gyvas religinis centras, kur kasmet vyksta iškilmingos šventės, piligrimų procesijos ir kitos svarbios apeigos. Na, o dabar steptelėkime prie to, dėl ko čia ir atėjome. Paslaptingos ir didingos karalienės Bonos Sforcos kapą. Jos gyvenimo istorija kupina politinių intrigų, didybės ir netragiškų posūkių atsispindi ir jos amžino poilsio vietoje, jos mauzoliejuje, Bari, Švento Mikalojaus bazilikos apsidoje. Pamatyti jos prabangų 2 spalvų marmurinį kapą su skulptūromis galima priėjus prie didžiojo bazilikos altoriaus, bet iš dalies paslėpta už griežto romaninio ciborijaus. Kadaise šis mauzoliejus užėmė visą apsidės sieną ir buvo apsuptas paveikslų bei kitų dekoracijų. Dabar tai viskas, kas liko iš didingo renesanso paminklo skirto Bonai Sforcai. Nors dažnai pasakojame, kad Bonos Sforcos palaikai buvo perkelti iš Bari San Sabino katedros į Švento Mikalojaus baziliką po kilusio gaisro. Naujausi istoriniai tyrimai atskleidžia kiek kitokią ir dar įdomesnę istoriją. Sudarytame dieną prieš mirtį paskutinėme testamente 1557 metais lapkričio 18 dieną Bona Sforca nurodė, kad jos kūnas turi būti atgabentas į garbingąją Neapolio Šventosios Anunciatos baziliką ir kad jos laidotuvės ten būtų surinktas sūnaus ir įpėdinio karaliaus Žygimanto Augusto nuožiūra. Karalienė taip pat pavedė, kad toje bazilikoje būtų pastatyta karališka ir prabangi koplyčia Švento Stanislovo vardu pagal jo šviesybės karaliaus nuožiūrą ir nurodė mokėti 300 dukatų per metus paimtų iš Bari muitinės šios koplyčios tarnybai ir nuolat ten vykstančioms maldoms. Tačiau dėl teisinio ginčo tarp jos sūnaus Žygimanto Augusto ir Ispanijos karaliaus Pilypo II, kuris pretendavo į Bari kunigaikštystę, šis testamentas taip ir nebuvo įvykdytas. Kai Žygimantas Augustas netikėtai mirė 1572 metais, Liepos 7 dieną, jos antkapis ir mauzoliejus dar nebuvo pastatytas ir Bonos kūnas buvo vis dar laikinai laikomas Bari katedros zakristijoje. 1584 metais, kovo 10 dieną, tai savo akimis pamatė grįždamas iš piligriminės kelionės į Šventąją Žemę kunigaikštis Vilniaus vaivada Mikalojus Kristupas Radvila ir savo dienoraštyje parašė, kad karalienės kūnas buvo apvyniotas juodu aksomu ir vis dar nepažeistas išskyrus kiek nuleistą viršutinę lūpų dalį. Tuomet rūpintis karalienės Bonos Sforcos kapu teko jos dukrai, Onai Jogailaitei, Lenkijos karalieniai ir karaliaus Stepano Batoro žmonai. Neviešintame Neapolio arkivyskupo Anibalė di Kapujo laiške Bari arkivyskupui Antonijo Putėjo atskleidžiami Onos ketinimai 1587 metais perkelti motinos palaikus iš Bari katedros ir palaidoti kitur, dėl vis dar tų pačių ginčių Neapolioje dėl Bonos testamento galiojimo. Neapolio arkivyskupas pažadėjo pasikalbėti su Ona ir atkalbėti ją nuo šio ketinimo, kaip pageidauja jo ekscelencija Bari arkivyskupas, tačiau jo pastangos buvo nesėkmingos, nes 1588 metais, gegužės 17 dieną, Ona gavo popiežiaus Siksto V leidimą perkelti karalienės palaikus iš Bari katedros į Bari Švento Mikalojaus baziliką, kartu su visais laidojimo apdarais, brangakmeniais ir kitais kapo papuošimais. Po kelių dienų, gegužės 28-ąją, Ona rašė popiežiui prašydama apsaugos, pervežant savo labai mylimos motinos kūną ir pranešė, kad jau skyrė nemažą pinigų sumą jos paminklui. Popiežiaus raštas patvirtinantis kūno pervežimą buvo išduotas gruodžio 29 dieną kartu su Neapolio vicekaraliaus Juano įsakymu. Dokumentuose taip pat užfiksuota, kad buvo duotas ir paminklo užsakymas skulptoriams Neapolyje 1589 metais sausio 16 dieną. Tačiau pradėti šiuos darbus vis tiek užtruko.
Bari katedros kapitula iš pradžių priešinosi popiežiaus ir vicekaraliaus nurodymams, nes manė, kad tai sumenkintų bažnyčios garbę ir finansinės privilegijas susijusias su karalienės laidojimu. Ir kai 1589 metais, gegužės 11 dieną į Barį atvyko prokuratorius Pulpo, siekdamas pasiimti Bonos palaikus, kanauninkai atsisakė perduoti laidojimo apdarą, brangakmenius ir kitus karališkosios laidojimo papuošalus. Nepaisant pasipriešinimo, vis dėlto kūnas buvo perkeltas į Barį Švento Mikalojaus baziliką, kur birželio 9 dieną ona pagaliau gavo leidimą įrengti koplyčią prie didžiojo altoriaus, svarbiausioje bažnyčios vietoje, chorinėje dalyje, kur nuolat vyksta dieviškosios apeigos, su aiškia sąlyga, kad garbioji kapitula ar kiti niekada negalės karališkosios koplyčios iš ten pašalinti. O Liepos 7 dieną ona ir jos palikuonis gavo visapusiškas teisės į šią koplyčią visiems laikams per amžius. Karališkasis kapas pastatytas ant aukšto balto Kararos marmuro pjedestalo ir išsiskiria įgaubtą struktūrą, kuri atitinka sieninę nišą. 4 marmuro stulpai stovi ant marmuro postamentų, formuodami 3 nišas. Centrinėje mauzoliejaus dalyje klūpo Bonos Sforcos skulptūra. Ji pavaizduota su galvos apdangalu, susidėjusi rankas maldai. Vaizduojama nuolankiai besimeldžianti ant tamsaus skalūno sarkofago, laikomo liūto letenomis. Tai neįprasta, nes Renesanso monarchai dažniausiai buvo vaizduojami sėdintys soste. Šis pasirinkimas klūpančią figūrą rodo kaip pamaldumo ir atgailos simbolį, o Bona iš tikrųjų buvo labai pamaldi. Jos šonuose stovi 2 ypatingi šventieji - Šventas Mikalojus, Bari miesto globėjas, ir Šventas Stanislovas, Lenkijos valstybės globėjas. Šie šventieji ne tik saugo mauzoliejų, bet ir simbolizuoja Bonos ryšį su 2 svarbiausiamis jos valdžios žemėmis - tai Bari kunigaikštystė ir Lenkijos karalystė bei Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Buvo sukurtos ir kitos mauzoliejaus detalės - 2 moteriškos alegorinės figūros laikančios herbus. Vienas priklauso jos vyrui, Lenkijos karaliui Žygimantui Senajam, kitas Bario kunigaikštystei. Prieš tai, kaip jau minėjau, mauzoliejų puošia spalvingas freskų ciklas, vaizdavęs svarbias karališkąsias asmenybės susijusias su Bona Sforca ir jo šeima. Deja, šie freskų paveikslai buvo pašalinti dar visai netaip senai, 20 amžiuje pirmoje pusėje, per didįjį restauravimo laikotarpį 1925 metais, kai buvo vykdomi plataus masto restauravimo darbai, kuriuos prižiūrėjo komisija atsakinga už Apulijos meno ir archeologijos priežiūrą. Šiuo etapu buvo nutarimas atstatyti baziliką į pradinį jos romaninį vaizdą, paminklo ikonografinė programa buvo perkurta ir Jogailaičių vazų giminės išaukštinimo tema pakeitė vien tik karalienės Bonos atminimas. Ir deja, panaikintos prieš tai puoštos freskos, paveikslai ir visi kiti meno kūriniai susiję su Bonos Sforcos šeimos nariais. Tačiau, kaip jau matote, 2 dideli Jogailaičių herbai vis dar puošia apsidės viršų. Mauzoliejuje yra išlikusi ir juodo marmuro lentelė su detaliu lotyniškų paauksuotomis raidėmis įrašu, kuris primena apie karalienės Bonos Sforcos kilmę, jos titulus ir svarbą. Lotyniškas įrašas ant marmuro skelbia: Dievui geriausiam ir aukščiausiam, Lenkijos karalienės Bonos atminimui, mylimiausios žmonos Žygimanto I, galingiausio Lenkijos karaliaus, Lietuvos, Rusijos, Prūsijos, Mazovijos ir Žemaitijos didžiojo kunigaikščio Bario kunigaikštienė, Rosano princesė, kuri būdama Milano kunigaikščio Gian Galeazzo Sforcos ir Izabelės Aragonietės duktė, savo kilnumu išaukštino Neapolio karaliaus Alfonso II giminės šlovę ir karališkosios didybės vertę. Šį paminklą savo mylimiausiai motinai pastatė Ona Jogailaitė, Lenkijos karalienė, Stepono I žmona, po to, kai palaidojo savo tėvą, brolį, vyrą ir 3 seseris, bei paskyrė lėšų amžinosioms mišioms. Viešpatės metais 1593. Gyveno 65 metus, 7 mėnesius ir 10 dienų. Šis įrašas ne tik pagerbė Bonos gyvenimą ir jos titulus, bet ir atskleidžia jos šeimos istoriją bei dukters Onos pagarbą motinai. Jame pabrėžiama, kad Žygimantas Senasis, jos vyras, buvo ne tik Lenkijos karalius, bet ir Lietuvos didysis kunigaikštis, valdęs didžiulės teritorijas, įskaitant Lietuvą, Rusiją, Prūsiją, Mazoviją ir Žemaitiją. Tai ypač svarbu Lietuvos istorijai, nes dažnai Žygimantas Senasis pristatomas tik kaip Lenkijos karalius, o ne kaip Lietuvos didysis kunigaikštis. Todėl šis įrašas padeda pabrėžti jo dvigubą valdžią ir reikšmę abiem tautom. Jei kada lankysite Švento Mikalojaus bazilikoje ir prieisite prie Bonos Sforcos mauzoliejaus, nepamirškite stabtelėti ir prie aukų dėžutės, kuri čia buvo įrengta Bonos iniciatyva ir išlikusi iki šiol. Ši dėžutė buvo skirta padėti neturtingoms nuotakoms. Tais laikais ištekėti be tinkamo kraičio, kaip jau žinoma, buvo labai sunku, todėl ši parama buvo itin svarbi daugeliai jaunų moterų. Ir tai dar vienas įrodymas, kaip Bona rūpinosi savo bendruomenę, silpnesniaisiais ir nepasiturinčiais gyventojais.
Dabar sugrįžkime į Piazza Mercantilė aikštę, kur ir prasidėjo mūsų ekskursija. Kaip jau minėjau, šioje aikštėje stovi gėdos stulpas ir liūto statula. Ką tai reiškia? Pasakojama, kad šios dvi iškilmingos moteris, Izabelė Aragonietė ir Bona Sforza, įvedė griežtus įstatymus prieš korupciją ir neteisybę šiame mieste. Šie įstatymai padėjo sukurti teisingesnį ir tvarkingesnį miesto bendruomenę, kurioje kiekvienas turėjo laikytis taisyklių. Vietiniai pasakojo, kad prieš skolinant pinigus anksčiau dažnai buvo sakoma: būk atsargus, negrąžinsi, pasodinsi ant liūto. Liūto statula šalia gėdos stulpo primena apie sąžiningumą ir atsakomybę. Ant jo lotyniškai parašyta įstatymų saugotojas. Ir tikrai skolininkai negrąžinę skolų būdavo sodinami ant liūto statulos. Sakoma, tai buvo daroma nuėmus skolininkų kelnes, kad viešai pažemintų juos pačioje prekybos aikštėje, kur susirinkdavo daug žmonių. Tai buvo itin žeminanti bausmė, skirta ne tik atgailauti, bet ir įspėti kitus gyventojus, laikyti sąžiningumo. Žmonės susirinkę aikštėje dažnai apmėtydavo tokius skolininkus daržovėmis, keikdavo ar net apspjaudydavo. Dažnas po tokios gėdos net palikdavo miestą, nes nebegalėdavo atkurti savo reputacijos ir susitaikyti su patirtu pažeminimu prieš visą miestą. Lietuvoje Bona Sforza buvo pirmoji, kurie įgyvendino žemės reformas, kurios ženkliai pagerino žemės ūkio efektyvumą ir valstiečių gyvenimo sąlygas. Jis skatino bažnyčių statybą, švietimą ir kultūros sklaidą, atnešė į Lietuvą italų renesanso kultūrą, naujas madas, maisto produktus ir kulinarinės tradicijas. Nepaisant to, jos valdžia ir įtaka dažnai buvo kritikuojama, ypač Lenkų didikų, kurie ją vadino itališką gyvatę. Tačiau buvo didikų ir kurie ją palaikė. O dabar istorikai vis dažniau pripažįsta Bonos Sforzos indėlį kaip pažangios ir išvalgios valdovės, kuri sugebėjo laviruoti tarp skirtingų tautų ir interesų. Dar Lietuvoje Bona Sforza dažniausiai žinoma kaip Barboros Radvilaitės nuodytoja. Tačiau antropologų tyrimai kategoriškai paneigė šį mitą ištyrus Barboros kūną, kuris buvo rastas Vilniaus katedroje. Apulijoje Bonos atminimas yra visai kitoks. Ji gerbiama kaip išmintinga, pažangi ir rūpestinga valdovė, kuri ne tik valdė Bari kunigaikštystę, bet ir aktyviai rūpinosi viso regiono klestėjimu, nes Bari kunigaikštystei priklausė ne tik Bari, bet ir kiti Apulijos miesteliai, tokie kaip Modunjo, Palo del Colle, Ostuni, Vilanova, Grotaljai, Capurso, Rutigliano. Ji investavo į visų šių miestų klestėjimą, socialinės reformas, kultūrą ir infrastruktūrą. Iki šiol Bari mieste vyksta šventės, skirtos pagerbti Boną Sforzą, kuriuose vyksta koncertai, kultūriniai renginiai, pabrėžiančios jos svarbą regiono istorijai ir kultūrai, o kai kuriuose Apulijose miestelėse, pavyzdžiui, Palo del Colle, kasmet rengiami kortedžai ir istorinės inscenizacijos, vaizduojančios Bonos vestuves ar jos išvykimą į Lenkiją. Tai gyvas jos atminimo pėdsakas Apulijos regione. Taigi Bari tai miestas, kuriame Lietuvos istorija susipina su Apulijos, o Izabelė Aragonietė ir jos duktė Bona Sforza – dvi iškiliausios moteris, kurios ne tik paliko gilius pėdsakus šiame mieste, bet ir formavo jo likimą. Jų istorija yra pasakojimas apie išmintį, diplomatiją, jėgą ir moterišką lyderystę laikotarpiu, kai valdžia dažniausiai priklausė vyrams. Šios moteris sugebėjo ne tik valdyti, bet ir įkvėpti, skatinti kultūrą, socialinės reformas ir ekonomikos plėtrą, palikdamas neišdildomą žymę Bari mieste. O Bona Sforza yra ne tik istorijos personažas, dažnai apipintas mitais ir prietarais, bet ir reikšminga asmenybė, kurios veikla ir palikimas padarė didelį įtaką tiek Apulijos, Lenkijos ir Lietuvos kultūrai, ekonomikai ir socialiniai raidai. Jos gyvenimo istorija – tai istorija apie moterį, kuri sugebėjo valdyti, reformuoti ir įkvėpti, palikdama gilų pėdsaką Europos istorijoje. Bona Sforza, figlia dell'illustre Gian Galeazzo Sforza, duca di Milano e di Isabella d'Aragona, principessa di Napoli. Lei vede la città? Sì, Bari. Bari? E dice che è bella Bari? Sì. Molto bello, Bari, sì. Bari molto bella, Bari. Sì. Dov'è? Man befilmuojant atsisveikinimą netikėtai į kadrą įžengė vietinis gyventojas, einantis su draugu. Prisistatė kaip Giuseppe Franco ir kuris yra rašytojas, dailininkas ir prakartėlių meistras, bei kuris puikiai žino Bari istoriją. Jis smalsiai puolė sveikintis, manydamas, kad tai tiesioginė transliacija. Pasinaudojusi progą, aš jį pašnekinau ir tai buvo puikia proga paklausti jo apie Boną Sforzą. Bet prieš tai pasiteiravo, kaip aš jaučiuosi gyvendama Apulijoje, tokiame gražiame Italijos regione. Come dire, da mio paese, per dire quanto bello è qui, per venite qui per vedere. Vedi. E va bene, e di Bona Sforza qualcosa? Tutto so di Bona Sforza. E cosa per esempio? Per esempio Bona Sforza ha portato in Polonia il colore bianco-rosso. La Bona Sforza faceva sposare tutte le donne povere, Ah, perché sì, li sì, aiutava le donne Sì, povere. sì, Lì vedeva che non avevano l'acqua sì. e costruì tutti i pozzi.
E uno di questi pozzi che ha costruito la Buona Sforza Sì. sta proprio giù qua nel fortino. Vicino. Jis paminėjo, kad Bona ištekino visas Bari neturtingas merginas. Tai įdomi detalė, ypač turint omenyje, kad anksčiau minėjau apie aukų dėžutę nuotakoms įrengtą Bonos iniciatyvą. Tai gal iš tikrųjų taip ir buvo? Qua, io Tu no. come ti chiami? Agne, scrivo per te. Ah, di me. Agne, sì. Agne. Agnese in italiano. Agnese. In italiano. Agne, Agne. è bella Agne. Yra kalbama, kad Izabelė Ragonietė turėjo tokį vieną didžiausių savo projektų, kuris buvo mažiau sėkmingas. Kilmingoji dama siekė paversti Barį neįveikiamą salą, sukurdama didelį vandens dirbtinį kanalą, kurį turėjo kirsti keli tiltai. Darbai prasidėjo, bet buvo nutraukti Izabelės mirties metu, o potvynis nuplovė viską. Šiandien iš to liko tik vingis, vadinamas Marisabela, maždaug ties Via Regina ir Vittorio Veneto krantinės sankirta. Šio vietinio aš ir paklausiau, ar tai tiesa. Jis tai patvirtino ir labiau papasakojo apie šį kanalą ir apie šios gatvės, šalia kurios stovime, nebuvimą. Questa storia lo so. Ma è verità che Isabella Aragonese voleva fare esattamente Bari come una isola? Che tipo Allora, voleva un'isola. mettere? Sì, è vero. È vero. È vero. Quando Perché questo lì. cominciarono a costruire il porto di Bari, qui era tutto mare. Ah, Qui era sì. mare. Dar senjoras Giuseppe pasidalino prisiminimais apie kitus svarbius Bari miesto pokyčius. Jis papasakojo apie senąjį žuvies turgų ir kur jisai buvo, apie teatro Margarita statybas, apie tai, kad kažkada Baris turėjo net amfiteatrą. Taip pat jis paminėjo Bari Murat rajoną, kaip ir kada jis buvo pastatytas ir kad Joakimas Murat, kurio vardu pavadintas šis rajonas, buvo Napoleono giminaitis. C'è questo che zona ha fatto che si chiama Murat, c'è stesso. Sì. Na ir Sì. galiausiai paprašiau jo perduoti linkėjimus mano mokytojai Reginai. No, quindi va bene, facciamo saluti per mia maestra, Questa è la tua maestra. mia maestra, perché lei mi ha chiesto di fare questo video, registrare storie Ma tu hai di registrato anche a me qualche cosa. un po', sì, anche Come si chiama la maestra? Regina. Regina? Sì, Regina. Ma adesso mi sta sentendo? No. No, Stai non registrando. sente, io poi mando questo video per lei. Regina, grazie. Io dico che la Lituania per me è una terra meravigliosa. Poi ci sono le donne che sono fiori di quella terra. Per cui benvenuta qui a Bari. Io spero che tu vieni a Bari a trovare Sì. la tua amica. Sì. E poi se vuoi ti faccio da Cicerone, ti faccio Sì. visitare qua. Ciao, Quindi Regina. invitiamo Regina qui. Ciao, piacere. Piacere di averti conosciuto. Piacere, Ci ciao. sentiamo, ciao. Ciao. Stai attenta però, eh? Sì. Na ką, Ačiū, kad keliavote kartu su manimi po šį istorinį maršrutą. Tikiuosi, kad ši pažintis su Bari ir jo nepaprastomis moterimis paliko jums įspūdį. Jei kada atvyksite į Apuliją, būtinai apsilankykite šiose vietose, pajauskite jų atmosferą ir pamastykite, o kaip galėjo susiklostyti Lietuvos ir Italijos istorija, jei visa Bari kunigaikštystė, kaip ir buvo numatyta teisėtajame Bonos Sforcos testamente, būtų atitekusi Žygimantui Augustui. O aš atsisveikinu ir tikiuosi susitikti su jumis gyvai žavingame mieste Bari ir sakau jums iki pasimatymo ir lauksiu jūsų čia atvykstant.